31050, alio, čia kalba Kalėdų miško radijas. Ištirpo lokiui vacių jo gero bičiulio baltojo lokio vacio rašytas ledlaiškis. Faktas, visi lokiai yra vaciai, bet ne visi vaciai yra lokiai. Lokys, tas, kuris vacys, labai liūdi. Prie urvo garažo formuojasi miško gyventojų godėjų eilė, dar galima spėti į godimo ceremoniją. Sniego seniai pateikė Kalėdų miško kalbos inspekcijai prašymą griežtai uždrausti pavadinimą besmegeniai ir bausti visus, kurie taip vadina sniego senius. Ai, tiesa, šiandien yra 3 žiemos diena, bet kaip supratote, žiemos nekvapo. Šios dienos stebuklinga mintis nėra padėties be išeities. Čia Kiškis Romas, iki kitų susiklausimų.